Ką reiškia sapnuoti mėsą? Sapnai apie mėsą paprastai yra neigiamos reikšmės ir atneša įvairius įspėjimus apie jūsų gyvenimą, aplinką bei ateinančius išbandymus. Kita vertus, tokie sapnai gali padėti teisingai įvertinti jumise glūdinčias emocijas ir priimti teisingus sprendimus gyvenime. Matyti kruviną mėsą galite pakliūti į labai nemalonę situaciją. Matyti žmogaus mėsą laukia pažeminimas. Sapnuoti žalią mėsą artėja permainos, kurios bus nemalonios. Jeigu matote parduodamą sugedusią mėsą, judate neteisinga linkme, svarbių planų ir reikalų žlugimas. Virti arba kepti mėsą metas patenkinti savo geidulis. Gaminti faršą neskubėkite priimti sprendimų, kol nepasitarsite su daugiau patirties turinčiais žmonėmis. Moteriai regėti pagamintą patiekalą iš mėsos, tikslus, apie kurios jis svajojo, pasieks kiti. Skaniai valgyti keptą ar virtą mėsą, jūsų svajonės ir tikslai neišsipildys. Valgyti mėsą su krienais užklups netikėti vargai. Valgyti seną ar supuvusią mėsą užklups nelaimės ir vargai. Valgyti žalią mėsą gresia liga. Ragauti ar degustuoti mėsą apkalbos, nemalonumai ir nepasitikėjimas. Valgyti mėsą linksmoje kompanijoje geras ženklas, itin palankus metas pradėti ar tęsti bet kokią veiklą ar megzti naujus santykius. Matyti judančią mėsą praeitis jūs pasivys, galimi nemalonumai. Kapoti mėsą kirviu pakliūsite į nemalonę situaciją. Pjaustyti mėsą teks atsakyti už savo veiksmus. Jeigu matote, kaip mėsą pjausto kiti, elkitės atsargiai, kitaip gali nukentėti jūsų reputacija. Mėsos sapnas senovėje. Daugelyje kultūrų mėsa kaip sapno simbolis dažnai buvo siejama su turtais ir klestėjimu. Mėsos gausa rodė gausų derlių arba sėkmingą medžioklę. Kai kuriuose religiniuose tekstuose mėsos sapnas gali būti laikomas raginimu patenkinti kūno poreikius arba dvasiškai išsilaikyti. Tai taip pat gali reikšti aukas ar atnašavimus. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.